Visi sveiki, su jumi vėl aš Arūnas Gudunskas, jūs pas mane svečiuose. Man ką tik nukrito čilis mano. Ne šitas, anas maudėsi, va tas va vargšas. Va tas vyresnis žiūri, jo. Šitas jaunas. Daraziukas kurtas mano čilis. Čilis. Dar ne visi susirinko, įbėgo velnias į vidų ieškoti maisto. Va, jisai va. Jis yra žieminis, jis nevaikytas, jis va pradėtas ant dienų čia vaikyti, užpratintas. Nu ir normaliai atskraidė. Šiaip galėčiau jau aš man reikia susidarysiu. Man užtenka nuo ryto iki dabar. Laikas žiauriai padorus. Tokiam paukščiui. Tokiam paukščiui žiauriai padorus laikas. Čia mano iš žieminių augintas, sakau, iki dabar į lauką buvo leistas, vaikščiojo, šliaužio trepsius. Taip sunkiai pradėjo kilti čia. Ir čia pakilimų visai mažai. Eik susidarysiu, nusinešiu, įsidėsiu ganajam čia. Su kiekvienu kartu, aišku, jis vis geriau, bet nenoriu prarasti ryšium su susiskraidimu ir lai ilsisi savo ramybei. Reikės kitais metais pavaikysiu arba reikės sparnus pakirpti. Pradėsiu rinkti. Čia va dar pingvinai išleisti, nepratinti. Čia va irgi čiliukai šitie žvėris. Va tie va. Seni čiliai čia. Retas čilis. Reiškiasi. Tikras senas retas čilis. Va kaip jie atrodo. Stiprus paukščiai. Va šitų čilių protėviai. Tai irgi šitus pavaikysiu, sparnai ataugs. Jie čia 3 yra. Dar pas mane patelė yra uždaryta ir patinukas. Sėdi valjere. Valjere sėdi uždarytas. Va čia va sėdi apačioj va šitas. Vienas pirmas apačioj raudonmargis, čilis, o kitas va toks tamsus iš Posalachovskos linijos. Žiauriai geri čiliai, turiu tamsius senus, nu tik tai tiek, kad viskas vėl krenta. Pas mane veislyne nėra žmonių, kad kas susiimtų. Buvo Antanas įpareigotas dirbti su šitais paukščiais. Žmogui su sveikata blogai. Daug dieve, kad įsikrapšto po biškį vis. Bet jau tokio selekcinio darbo nebus. Tai turiu stabdyti kitus projektus. Ir užsiimti čiliais. Nu, tokių stiprių čilių tikrai nieks neturi ir
Labai stiprus čiliai ir kas turėjo mano čilius, visi žino ir turi, kas iš Antano paėmęs baltasparnius, tokie kaip flygeriai. Tai čia yra iš Posalachuskos linijos, iš tų čilių gražių, pagoninių čilių. Pagonnaje čili vadinasi. Tokie kaip piešiniuose visur vaizduojami. Skydeliai pamargyti. Juodas su baltu margais skydeliais ir marga galva. Tai va, tai reik su jais padirbti. Reiškiasi ir buvo Antanas va su Iranai šitais apkrautas žmogus va dirbo, rinko, nu, teko dabar atsivežti čia ir dirbti pačiam, taip kad sunku, bet stabdau daugumą projektų visokių, kitų spalvų veisimo ir panašiai, reikia apsiriboti ir čilius, va irgi iš pačilio vaikšto juodas, va. Va šitas, va. Eis visi dar paskraidyt. Ten va baltasparnis, va kaip ir kalbėjau, kas gavot, kas turit iš gavę jos, saugokit. Nes daugiau jų nebus. Nes aš sakau, aš paukščių nepardavinėsiu. Kas bus netinkami, aš atiduosiu, turiu žmogų. Giliai kaime, su nieko iš balandininkų nebendrauja. Turi didelius plotus žemės išnuomavęs, gauna grūdų, tai jam kiek nuveši daug nebus. Jis leis į lauką, jis leidžia, turi ten tų paukščių. Leidžia, vanagai, sakalai, viskas taip kaip reikia man tokio žmogaus. Tai va, taip kad nieko dar galite pas Valdą dasipirkti. Nieko neleisim, reikia atranką, žiauriai didelę atranką daryti. Paukščiai ir taip aišku atrinkti, bet dar persirink gražiai, kad nieko lyšno nemaitinti. O jauniklių kiekiai bus ribojami auginimui. Tiek, kiek man reikia. Atsivešiu irgi iš kitų veislynų, tik tai tiek, kiek pavaikymui reiškiasi, bet sakau, eksperimentai visi stoja, ta prasme ten, va tokie va. Va toks su čempytėm. Čiliai. Va toks va čiliukas irgi bus. Tai va, tai taip, kad nusprendžiau visai, kaip sakyt, susiimti rankas, niekam nieko nežadėti. Niekam nieko nežadu, šiais metais jau viskas, ant kitų metų irgi. Nes žmonės labai mažai dirba. Labai mažai dirba su paukščiais. Tai nėra ko tada ir prasidėti. O pats čia nieko, kaip sakyt, neapžiosi. Tai va, tai taip, kad reikia
reikia atsakingai. Atsakingai, viskas žiauriai brangu. Atsakingai veisti, auginti tai, kas tikrai yra gera, verta dėmesio. Sakiau savo korpusiniam laikus mažinsiu, atseit 1,5, va dabar nė velne, kelsiu reikalavimus didelius. Nors jie nepaveda, jie skraido. Čia Kašanskiai irgi atitikrinti, pratikrinti, tai čia jie lekia. Čiliai šitie visi jaunimas 3 valandos ir viskas čia su jais gerai. Nu, bet reikia, sakau, pasidaryti taip, kad dešimtis kartų pratikrinti. Metai visi bėga, to laiko vis mažiau. Tai kam čia taip žiauriai plėstis, reikia savo susirinkti tai, kas visai yra gražu ir miela. Tai va, tai dar ką atsivežiau švirkštų berniukai, nu va tokie va švirkštukai. Daleiskim tokie švirkštukai. Šitą išpakuosiu, tai patrauksiu. Paprastas švirkštas. Visi sakys veterinarinis, nefiga. Kateteris, matėte, jau didesniem jaunikliams. Kateteris didesniem jaunikliam. Storesnis. Jis yra 60 ml. Reiškiasi toks švirkštas. 5 eurai damaitint. Tai čia vėl pradės visi tai. Ką čia tokius? Aš sakau, aš turiu dekoratyvinius bijus, kur, nu, daug dievė, kad kas nors ar softus matilcius augindamas galėtų prilikti jiems, ir to labiau, kai paukščiai daug atskraido, kelias dienas jų nebuvę, po 3 dienų grįžta, po 5 dienų. Nu, tai va, ta košytė labai yra gerai maitinimui, užmaišiai, suleidai paukščiui, davei tabletę, reiškiasi, ir neužmušiai paukščio. Ir dabar, nu, toks profesionalesnis, tinka ir papūgom, ir tai aš čia sumažinsiu, ir papūgom, ir balandžių šėrimui, ir šitie švirkštai, ir vaistam, individualus gydymas, reiškiasi, jeigu ten paukštis pasitraukęs, matot, negeria, pritraukiai su tokiu švirkštu, čiurkšt. Nu, va toks va, ardomas, plaunamas čia. Šitas irgi, aišku, įsiardo, bet jis ne taip, nu, jis įsitraukia pilnumoj, vidų išplovėt ir vėl įdėjot. Tai va, nu, gal šitas nepatogu va pirštams tai paimti. Nu, sakau, kiekvienam savo, kas norit geresnį, tvirtesnį daiktą, čia toks, nu, jau patogus ir švirkšto, pirštai užsikabina. Vienas 15 eurų, kitas yra 5 eurai. Reiškiasi, čia angelis keičiasi, va, toks yra ir maunasi ant pagrindo storesnę šlangą. Tai va, tai galima nuo penelio, su šitu nuo penelio iki jau daug vyresnio amžiaus kateterį galit pasimažinti. Prie šito švirkšto irgi bus tokie kateteriai. Dar nedaėjo. Tai va, bus ir tokie kateteriai. Tai va, tokie va švirkštai. Profesionaliam naudojimui, kas galvočių, šmočius auginate, tai superinis daiktas.
visiems nefcam, šmepcam, kur katūnai neauga. Modernus, tai va, tai, nu, belia kokiem paukščiams, super. Aš sakau, aš laikau ilgasnapius, reiškiasi, bet va, dabar dekoratyvinius tos ten irgi suleidęs, irgi grįžta pas mane, savo paukščio aš nemetu, susirenku, kas kaip negali auginti, tai va, tai grįžo pas mane, palikau perėt, šiaip neskyriau aš jų, įmečiau, lai ten dabar sėdi, kiaušinius pasidėjo, nu, bus reikalingas švirkštas, nežinau, kad po 2 tai kažin ar jie užaugins, po 1 ir tai sunkiai, tai va, tai turėsiu. Čia matot, yra ir papildoma ir tarpinė, reiškiasi stumokliui va, guma ir gumytė šitoj vietoj keisti. Tai va toks, sakau, toks geras daiktas, nėra brangus, ilgam, nu, kas gali, aišku, tokio, kitas ten sakys, aš ten vaistiniai nupirksiu, nu, pirkit jūs kur norit. Kur norite, bet sakau, čia yra jau su viskuo gražiai kateteris, užsimauna stiprus, nenušoka, reiškiasi, tai va, berniukai ir toks švirkštas. Aš jos naudoju, aš turiu, dabar pas mane sulūžo, Lenkijoje aš neradau. Jeigu kur randi, tai žiauriai brangu. Tai va, tai užsisakiau ir atsiuntė. Jeigu kas norite, šitą turgų jau bus pasvaldę parduotuviai. Galėsite įsigyti. Aišku, ne sezonas jau, bet, nu, kažkas tai vis tiek auginat. Kažkas vis tiek dar bandot ištraukti gerų trumpasnapių, tai kitam sezonui iš karto turėsite nuo pradžios, taip kad manau tikrai vertas dėmesio ir sakau, kai nelesa, nevalgo, ypač jaunikliai, va, kaip nušoka, pasitraukia, pasikūsta, tai sakau, labai gerai, tik pokšt, švirkštų dozę, op tabletę ir nerasit niekad stipusi, nes dažniausiai sako, va, ten daviau tabletę ir ryte radau nustipusi. Taip, nes antibiotikas jį užmušė, tai reikia pašert, va, nešerė jauniklius ten. Tai va, košytė vyrai, košytė ten yra gyvybės eleksyras, visko yra. Ten, ką jūs darot patys, malat, ypač viščiukų kombikormas, sakau, viščiukų kombikormas, viščiukas nuo 1 dienų pats geria. Kombikormas sukietėja gužys ir stimpa paukštis, sako, su pilnu gužu kietų ir nustypo. Taip, nes kombikormas. Ir vėlgi kiti ten, aš ten 20 metų taip šeriu, taip, viskas gerai. Kiek stimpa paukščių per tos 20 metų, kiek tų jauniklių nustipo, apie tai žmogus visada nutylė. Tai va, taip kad, nu, sakau, kiekvienam savo, kiekvienas savaip, nu. Aš į viską žiūriu labai paprastai. Aš neapsikraunu ten tokių dalykų. Yra, dar vienas paukštis iš lioto. Šaunuolis jočkis mano. Šaunuolis. Krenta paukščiai. Dar jų čia didelės krūvos nėra. Jočkis mano. Iškrito. Šaunuolis. Atik palesdosiu, atik. Čia reikia pasižiūrėti, tai jočkį man regis čia. Sparnai įskėsti, matot jau. Jočkis šitas.
Čia kur Valdas visada dangų randa su savo paukščiais. Jau jis atskraido savo ir dar atskraido su Valdo po porą valandų. Gerai, va, jau yra. Sakau, reikia laiko ir žmonių, ir nėra tų žmonių, kaip yra gaila, kad nėra tokių profesionalių žmonių, daug pasitraukia tokių azartinių žmonių, kurie su protu vaikytų, su protu atrinkinėtų paukščius, neieškotų, kur parduot, kaip užauginti daugiau, kaip prakiš kur nors, o norėtų dirbti komandinį darbą, kada vat, sueini, pasitari, pasižiūri. Geras paukštis. Neturi noro jį uždarinėti. Atiduok man, duosiu jauniklius vaikyti. Tikrinti ten gali. Atskreidė, nuėmei laiką, surinkai kelis kartus, kad 5-6 valandos. Duodi tą paukštį, kerpų sparnus į veislyną, iš veislyno jauniklius. Nu va toks va, be jokių tokių, norų pasipelnyti ar ten kažką tai. Nėra tokių komandų žmonių, kurie jau, tie, kas dirbo, sakau, sveikatos amžius jau nebeleidžia, suprantat. Visi mes senstam ir čia, kaip sakau, dar 5 metai prie amžiaus, tai ir sveikatos, ir o jaunesnių tokių žmonių nėra. Rimtai kažkokie pafigistai užsiima labai nerimtais dalykais. Tai va, tai toks vat filmukas ir teks, sakau, daug projektų. Ir šeichų projektas stabdau ir dar keletą. Lietuvišką projektą stabdau. Su lietuviškais bijais. Dėl to, kad, neišeis, nes nėra žmonių, kurie tai užsiimtų rimtą selekciją, visi kažkaip tai taip atsainiai tai kažkaip tai nėra tokio įdomumo, žmonėm įdomumo dirbti rimčiau su paukščiais, tai va, tai nieko nepadarysi. Yra kaip yra, nėra ko čia myščiot. Viskas čia, kaip sakau, mano amžių tai tikrai užteks, o jau, kaip sakyt, kas po manęs, tai nos ir tvanas. Tai va, berniukai, jeigu ką, nes ir taip pas daug kas serga paukščių, vis skambina slogos, šmogos, irgi kūsta paukščiai, džiūsta, dėl to, kad les negali, tai va, yra švirkštai, pliumt košytės pasiėmėt ir tablečikę ir gydot ir viskas pagys, dar geriau ir gražiau bus. Tai va, švirkštukai yra, bus laukiu skiepinimo švirkštų. Irgi pigiau negu Lenkijoje jūs nupirksite pas tiekėjus, taip kad 5 ml švirkštai 0,5, dėl 0,3, 0,5, tai va, tai bus galima ir didesnius gyvūnus skiepyti su adatom,
Tai va, laukiu irgi tiesiai iš gamintojų ir tai bandysime biškį atpiginti mūsų pomėgį. Tai va ir pasilengvint savo. Tai kągi, visiems ačiū, kad žiūrėjote, kam buvo neįdomu. Pardon, susiraskit kanalą įdomesnį. Tai va, o mes ką? O mes toliau barkstam ir tiek. Visiems sėkmės.